Labą rytą, susipakavom. Ir skubam jau. Judam link autobusą, išvažiuojam. Tai šiandien kaip ir paskutinė tokia jau diena gaunasi. Rytoj jau tik važiavimas namo. Ir šiandien tada į Lichtenšteiną, anksčiau, ten sostinėje Vaducas berods ir kažką ten pasižiūrėsim. Tiksliai nežinau, bet netokia jau bus įdomi diena, kai vakar, nes vakar tai topas man buvo. Tai va, šiandien irgi šiek tiek, bet, pabaiga visgi. Gerai, judam. Sustojom dar čia trumpam Šveicarijoje kavos išgerti ir į tualetą. Kaip pasakė, kad 1000 kilometrų per šiandien. Jo, 1050. Čia net daugiau nei aš esu nuvažiavęs. Aš per dieną esu 980. Bet čia du vairuotojai. Jo, tai aš tada daugiau nuvažiavęs. Vis dėlto. Tai vat. Gaila iš tikrųjų, šiaip labai patiko šitą kelionę. Viena geriausia, tai jau tikrai. Pamačiau dalykų, kur pamačiau ir patyriau dalykų, kur... Tik per televizorių matė? Kaip norėjau pasakyti, kad norėjau į Cūkšpicę užsikelt vasarą, kai buvom Vokietijoje, bet nepavyko, nes ten debesys buvo ir maniau, kad neverta keltis. Tai su tokiu, kaip pasakyti, tuo gondolą leidomės žemyn, tai sakykim, efektas panašus. Kalne pabuvom kaip ir ten, tai čia gal netgi geriau, sakyčiau, tokie įspūdžiai geresni, tai irgi gavau. Debesyse buvo tąkart. Tąkart jo, tai sakau, ko tada nepavyko, tai dabar pavyko. Ir kitas dalykas, kad čia vasara netaip nepasiseka, kaip mums pasiseka. Ir kitas dalykas, ko aš dar labai norėjau, tai pajust tą blogumą, kai kalnuose būni. Kai ten galva svaigsta ir panašiai, tai čia tai irgi pavyko. Ir dar smagu, kad vakar tobulas oras buvo, šiandien išvažiuojam jau kalnai debesyse. Tai jeigu taip šiandien, tai būtumėm daug nepamatę.
Paskutinis dienos rytas jau grįžtam į Lietuvą, dabar jau esam Lenkijoje, tam pačiam viešbutį, kur važiuodami pirmyn nakvojom. Vakar jau nieko neįrašiau, nes atvykom į viešbutį pirmą nakties kažkur, po pirmos jau gal biškį buvo, tai jau labai vėlai. Tai nebuvo jau nei noro, nei jėgų kažką dar daryti. Tai va, tai šiandien toks uždarimo video. Tai jo, neaptarėm, kaip Vaducas mums patiko. Kokie tavo komentarai? Jau nebeatsimenu. Vakar buvo. Labai tvarkingas miestukas, bet kaip tu sakei, gal toks, nieko labai spūdingo nėra, bet tvarkingas miestas ir tiek. Čia kaip ir gidas sakė, važiuojant, kad sako, kaimiška sostinė. Tai, iš principo panašiai ir yra, nes jame pačiame lankytinų objektų, ką žinau, porą, ką ten gali pamatyti. Važinėjom traukinuku, tai tas traukinukas ir vežioja kaip po kokio paprasto miestelio gatves, kur ten nėra kažkokių senų istorinių, tokių įdomių pastatų ar kažko. Sako, ten jis pastatytas tada ir tada, ten kažkas ten įdomaus buvo, bet, iš principo, žiūri kaip į paprastą namą. Kažkokio labai efekto nebuvo man tam Vaduce. Tik tas, kad, kaip sako, miniatiūrinių šalių, žmonės kolekcionuoja, sako, kartais miniatiūrinės šalis, nori apsilankyti visose mažiausiose. Arba apskritai visose. Arba apskritai visose, jo, tai iš tos pusės tai okei, bet šiaip tai jį važiuoti nelabai taip verta. Pakeliui nebent. Nebent pakeliui, jo. Šiaip graži gamta, nes irgi tarp Alpių, tai kalnai, kol atvažiuoja, ir kol atvažiuoja iš šito Šveicarijos, irgi ten gražus kalnai aplinkui, ten vaizdai pasakiški, bet pats miestas kaip miestas, tai toks, ne. Tai tai... Kas faina, traukinukė, lietuviškai kalbėjo, labai tvarkinga lietuvių kalba. Jo, ten, man atrodo, sąrašas vėliavų buvo, tai ten gal visom ES šalių kalbom įrašai padaryti ir kai važiuoja, pasakoja apie, ten, kur važiuoja, ką matai, tai iš tos pusės tai jo, labai fainiai. Bet iš pradžių. Kažkokią ten neaiškią kalbą paleido įrašą. Tai tiek. Gaila, kad kelionė pasibaigė. Planuoti reikia jau naują. Dar grįžti reikia pirmiausia namo. Tai taip, bet jau galima pradėti planuoti naują.